Sveiki. Na, o dabar norėjau pakviesti pačią nuostabiausią Birutę Muliarauskienę. Čia labai senas yra žurnalas Book. Kažkada, čia parašyta Birutė Fashion, kažkada labai senai buvo toks straipsnis apie mūsų Birutę. Kaip aš sakau, įžymioji Birutė. Ji dabar gyvena Alytuje ir jau to verslo nebeturi. Ir labai teisingai padarė, nes turbūt moteriai verslas yra, sakyčiau, sunkus dalykas, bet įmanomas. Tai va, kviečiu Birutėlę ir su visom tų kompanijom. Pati pažįsti labai daug visokiausių dizainerių. Va čia išvardinta belė kiek tų dizainerių, kuriuos pati pažįsti. Tikrai turi kontaktus ir manau, kad galėsi išgelbėti visas tas kompanijas ir tapsi labai turtinga, jeigu ateisi pas mus į Aljansum. Ir nebereikės taip stipriai arti ir vargti. Labai tave myliu, apkabinu. Toks prisiminimas užplūdo, tai noriu pasidalinti, mes buvome dar kitos Birutės vestuvėse. Ir su Birutė Muliarauskienė. Jo, vestuvės buvo Birutės Kording, su Ienu, už Ieno ištekėjo. Tarp kitko, aš pagavau vestuvinę puokštę, tai buvo prieš daug metų. Ir mes su Birutė Muliarauskienė, ten labai faini buvo muzikantai, vėlavo maistas, nes buvo upės šventė. Šventė vyko Bedforde ir mes išgėrėm šampaną ir šokome tiek daug ir pasibaigė daina ir šaukiam dar vieną kartą, one more time. Ir mes tenai tikrai taip linksmai, labai smagios buvo vestuvės, tai norėjau tiesiog padėkoti abiems Birutėms, kad buvote mano gyvenime, jūs abi labai nuostabios, bet turiu dar Biručių. Tai jas taip pat pakviesime. Na, o sugrįžtant į žurnalą, tai dar čia radau Kristina, užmiršau dabar pavardę, Kristina Savi, bet jos pavardę užmiršau, bet gal kažkada atsiminsiu. Tai va, Kristina ir visą jūsų kolektyvą. Ir vat šitą ponę žinau, Violetą, ir šitą ponę žinau, man atrodo, Onutę, ponę Reginą, kuris sukūrė legendinį damų rojų. Na, o daugiau turbūt nepažįstu. Tai čia jūsų klubas Savi. Labai kviečiu. Ir Kristina su visomis, tai pirmiausia turbūt Reginą registruosime, nes aš dirbau pas Reginą ir jūs susipažinau per Reginą ir jūs tada registruositės pas Reginą ir bus labai daug mūsų visų. Ką dar čia radau šitame žurnale? Va, šitame žurnale radau mūsų žvaigždę Martyną Levicką. Tai labai smagu, kad mes turime tokių virtuozų, tokių talentų, kurie garsina Lietuvą, ne tik Lietuvoje, bet ir Londone. Ir būtinai kviečiu ambasadorius iš Jungtinės karalystės, kuo skubiau atbėgti pas mus, nes jeigu nuskęs, tai ta sala tai bus nekas. Tuo metu buvo Oskaras Jusys. Kas dabar yra, aš nežinau, bet jūs nelabai ten gerai dirbate. Labai sunku užsiregistruoti pas jūs, tikrai labai sudėtinga, aš pati dariausi pasą. Tikrai labai sunku buvo. Viduje viskas tvarkelė, viduje ten viskas greitai, operatyviai, aptarnavimas geras, bet jau užsiregistruoti tai kažkoks košmaras. Tai aš jau buvau ne senoje ambasadoje, bet šitoje naujoje, kuri yra Vauxhall, kažkur tai ten, man atrodo.
Tai va, tai tikrai turėtumėte pasitaisyti, nes žmonėms tikrai reikia kartais iš kitų miestų atvažiuoti ir dėl kažkokio menko popierėlio tikrai galima paprasčiau viską tvarkyti. Galima kokius video daryti kol, kad įsitikinti, kad tikrai tas vaikas, kad tikrai tas žmogus, atsiųsti dokumentus kaip savo ID ir galima daug paprasčiau, nes aš kalbėjau čia su keletą žmonių, kad dėl grįžimo ten reikėjo pažymėjimų, dėl vaikų ir tikrai iš labai toli teko važiuoti moteriai su 2 vaikais į vieną pusę 4 valandas ir į kitą pusę 4 valandas. Tai neįmanoma kažkaip kitaip padaryti, kad būtų paprasčiau. Darykit video skambučius, rodykit vaikus, ir pamatysit. Ir bus viską galima paprasčiau sutvarkyti, gal dar kažkaip kitaip geriau. Ir bus galima tai sutvarkyti. Tai va, Jevgenijus žino geriausiai, tai jisai padės jums ir laukiame jūsų visų kompanijoje Alliansum. Ir jūs kvieskite absoliučiai visus, kvieskite namo į Lietuvą, nes jeigu sala nuskęs, tai viskas nuskęs. Tai skubėkite kuo greičiau, nes tai yra labai didelis dalykas, labai svarbus toksai dalykas, nes salos gali ir nelikti, jeigu jūs neišgelbėsite manęs. Manęs neišgelbėsite, vadinasi, neišgelbėsite Jevgenijaus. Ir tada neišgelbėsite Lietuvos. Tai gelbėkite kiekvieną žmogų, nes kiekviena siela yra labai labai svarbi. Jie atėjo su specialia užduotimi į šią žemę. Su Dievu, kaip visada, su Dievu.